Kągi, dovanoti nenustokime, tačiau nepiktnaudžiaukime tuo. Važiuojame toliau ir keliamės į renginį, kuriame pilna šventinio šurmulio, juoko ir kūrybiškumo. Štai jums puikiausias pavyzdys, kaip dovanoti tikrą dėmesį ir šiltas emocijas. Prieš keletą dienų laidos kūrybinė komanda apsilankė renginyje, kuriame tėveliai ne tik smagiai leido laiką su vaikais, bet ir galėjo pasisemti idėjų bei pasiklausyti specialistų patarimų, kaip šventiniu laikotarpiu ir kitomis progomis papuošti savo mažuosius. Taigi, jūsų dėmesiui patarimai iš pirmų lūpų. Pradėkime nuo šukuosenų. Anot mus konsultavusios profesionalios vaikų kirpėjos, populiariausia berniukų šukuosena vis dar yra vadinamoji skiauterė. Jei ši šukuosena jūsų mažyliui jau pabodo, šiuo metu madingiausi patrumpinti plaukai pakaušyje ir smilkiniuose, ilgesnius paliekant viršugalvyje. Vėlgi susiduriam su ta problema praktiškumas, nes ilgas viršugalvis, kad jisai laikytųsi taip madingai, jį reikia irgi fiksuoti. Kiekvieną dieną tėvai ar laiko neturi ir į mokyklą veža, ten stovėti ir kiekvieną rytą tvarkyti tą šukuoseną. Tai mes tai siūlom tokį tarpinį variantą, kad palikti ne per ilgą, tiesiog kad būtų vaikui patogu, gražu, nes ne visada tai, kas yra madinga, gali tikti kasdieniniam gyvenime. Kurdamos šukuosenas mergaitėms, mamos dažnai stengiasi taip, tarsi tai darytų sau. Visų pirma, reikėtų atsiminti, kad nors ir labai gražu, bet paleistais su garbanotais plaukais mergytei bus per karšta, o besiplaikstantis plaukai trukdys atsipalaiduoti ir dūkti su bendramžiais. Todėl profesionalai pataria bent jau surišti ar supinti plaukus priekyje. Siūlyčiau išlaikyti tą vaikiškumą toj šukuosenai. Galima supinti gražiai, galima kažką sugarbanoti, bet tikrai nereikia daryti torto ant galvos. Ir nereikia naudoti daug lakų, cheminių priemonių, nes tai yra vaikas. Tiesiog užtenka šiek tiek užfiksuotai šukuosenai, bet tai nereikia, tasgi vaikas nevaikščios 2-3 dienas su tokiais sugarbanotais plaukais. Persistengti su plaukų laku, putomis ar želė iš tiesų nevertėtų. Šias priemonės galima naudoti tik išskirtinėmis progomis, atsižvelgiant į tai, ar produktas tinkamas vaikų plaukams. Ne viena mama sutiks, kad pačioms ar nuvykus pas profesionalus sukurti nepriekaištingą įvaizdį, o gal tiesiog pakirpti plaukus mažosioms damutėms ar princams kartais tampa tiesiog neįmanoma misija. Tokiu atveju specialistė patarė jokių būdų neversti vaiko jėga, o pasistengti, kad plaukų kirpimas taptų smagiu žaidimu, šukuojant lėles ar vienas kitą. Tuomet jokia kirpėjo kėdė vaikui nebus staigmena ir nesukels baimės. Kągi, keliaujame toliau. Apranga. Apie ją savo laidoje kalbėjome ne kartą. Visuomet stengdavomės akcentuoti jos patogumą ir praktiškumą. Jei tėveliai negali atsispirti įvairių personažų drabužiams parduotuvėse, tuomet patariama atkreipti dėmesį į siūles. Daugelis tokių proginių drabužių yra žvyneliais dengto ar kito sintetinio audinio, kuris gali ne tik alergizuoti vaiką, bet ir įbrėžti jam. Rimti gamintojai tikrai deda pamušalus, įsiuvus, medvilninius ar viskozinius, kad neerzintų vaikučių. Ir tie, kas tą problemą žiūri rimtai, tikrai gali rasti kokybiškų sprendimų. Šiais laikais dažnai prieš renginius jau iš anksto nurodomas aprangos kodas, kurio lyg ir paisyti turėtų tiek vaikai, tiek suaugusieji. Jei iškilminga šventė vyksta restorane, dažniausiai tėvai stengiasi vaikus aprengti proginėmis suknelėmis ar į rėmus įspraudžiančiais kostiumais. To daryti tikrai nebūtina, jau vien dėl to, kad vaikas netrukus drabužį paprasčiausiai išaugs. Šventinį įvaizdį galima sukurti ir mergaitę papuošiant dailią suknutę, o berniuką medvilniniais marškinėliais, derinant įvairius aksesuarus. Tikrai siūlau mamoms žvelgti kūrybingiau ir negalvoti, kad atėjau, nupirkau ir viskas padaryta. Tai nėra taip paprasta. Reikia tikrai padirbėti, įdėti meilės, širdies, paderinti aksesuarus, galbūt savo karolius paversti mergaitę į karūną, tėvelio kaklaraištį paversti vaiko, vilko uodegą. Nepanikuokit, mamos, viskas yra išsprendžiama. Mergaitėms pageidaujamą įvaizdį galima sukurti kitaip nei įprastai sušukuojant plaukus ar atlikus vaikišką žaismingą manikiūrą. Nepamirškite ir specialių dažų, kuriais galima papuošti vaikučių veidus, nupiešti vilko ūsus ar katytės nosytę.
kuomet šventėms jau pasiruošta, metas švęsti. Ir tai daryti ne atskiruose kambariuose, tėvai savo, vaikai savo. Labai rekomenduoju nešvęsti švenčių tradiciniu būdu, kada visi susėda prie stalo ir nuo 6 iki 12 valandos sėdi. Siūlyčiau pajudėti, vesti šeimos žaidimus, kurti naujas tradicijas, eilėraščių konkursus, šokių konkursus, beždžioniukų diskoteką. Tėvai, jūs taip pat galite dalyvauti, tai nebūtinai turi, kad vaikai, gali ir seneliai visi prisijungti ir gražiai leisti laiką. Įveskite naujas tradicijas. Iš tiesų tik tai reikia tėvų iniciatyvos pasiieškoti tų žaidimų, nes yra ir daug knygų, ir interneto pagalba galima susirasti tikrai tos daug veiklos. Ir tiesiog sakau, reikia tik tėvų iniciatyvos. Yra karaoke, labai puikus būdas, kuris visą laiką išjudina visus gimtadienyje ir visą laiką būna vaikams labai smagu dainuoti jų žinomas dainas, o tos dainos vis tiek būna ten. Dažniausiai vaikams jau pažįstamos, jie ir žodžius moka, tai jau būna kažkas tai tokio, paimti mikrofoną ir dainuoti. Tai va tikrai vienas iš tokių labai puikių būdų yra ir tada ir tėveliai įsitraukia, ir šokiai prasideda, tai va, tai karaoke vienas gal būtų. Jei šventėje yra nepažįstamų vaikų, puikiai tiks įvairūs susipažinimo žaidimai, kuriuos žaidžiant reikia pristatyti save arba draugą. Pasak renginių vedėjos, vienas linksmiausių ir mėgstamiausių vaikų žaidimų, į kuriuos galima įtraukti ir tėvelius, tai estafetės. Nei pasiruošimo, nei inventoriaus joms nereikia. Dar vienas populiarus žaidimas – talentų šou. Taip pat šokių ar dainavimo konkursai, kurių metu tėveliai paprastai būna komisijos nariai, o vaikai dalyviai. Taigi svarbiausia – geros emocijos ir šventinė nuotaika, kurios tikrai nesugadins patogi šukuosena ir judesių nevaržanti apranga.